Abuse, na 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 na. Mes turim savo panišką baimę dėl savęs ir savo likimų. Palik, nepalik, šitą čiūstantį baisiai. Galbūt rytoj kas nors pasikeistų. Tai mūsų dienos, tai mūsų naktis. Tai mūsų nuopuoliai ir viltis. Tai mano sapnai ir mintys. Tai mano sapnai apie ką. Abuse! 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 Na 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 na! Mes skatinam viską, kas akapoje, kad jie mums trukdo naktinę kartį. Pavadinę jos parazitais, skubam kuo greičiau aptarti. Tai mūsų dienos, tai mūsų naktis. Tai mūsų nuopuoliai ir viltis. Tai mano sapnai ir mintys. Tai mano sapnai apie ką. Abuse! 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 Na 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 na! Labai daug štampų. Ir ne tik Labirinto laidoje. Man atrodo, kad jau joks siužetas negali prasidėti kitaip, kaip durų atverimu. Atsiveria durys, kažkoks tai įimas, kažkas tai tokio ir taip toliau, ir taip toliau. Tai man atrodo, kad reiktų kažkaip tai pradėti atsikratyti štampų, nes juos kartoja ir centrinė televizija, ir mūsų televizija. Man atrodo, kad taip reikėtų daryti. Tiesa, tai yra savotiška prasme galima. Tai kažkoks įėjimas į kažkokią tai erdvę. Labirinto žurnalistai kažkur vis eina. Vis eina, užeina čia, užeina čia. Ir tarkim, savotiškai, bet kas atsitinka, kai taip fragmentiškai užeini kur nors, taip ir kartais būna ne iki galo neišbaigti tie siužetai. Žodžiu, lipkit pro langus. Ateities specialistai apie būsimą profesiją. Padavėjas turi būti pirmoje eilėje tai sąžiningas. Antroje eilėje tai ramus viskam. Nekreip dėmesio, ką tau klientas, ar jis ant tavęs reikia, ar ką, tu stovi ramiai ir lyg tai nieko nesupranti. Jis pareikia, nustos, viskas aišku. Paskui jau darai vėl savo. Charakteris, būti atidžiam, stebėti. Daug dievė, kad turėtų nors vienas iš 10 talentų. Jaunoji karta perspektyvesnė, ar ne? Aš labai norėčiau, kad tai būtų. Nors širdį tikiu, kad gal taip ir yra, nes jie jau truputį kitaip gyvena. Gerai virėjai svarbiausia, nepersivalgyt pirmą, antrą, visą laiką būti optimistei. Manau, kad iš bet kokios padėties išgelbės optimizmas, kad ir kas nors sudegė, vis vien, jeigu nusišypsosi, bus geriau. Konditeris turėtų būti pirmiausia drąsus, kadangi vieną sugalvot, o kitą įgyvendint. Kruopštus,
išradingas, labai reikia daug fantazijos. Na, o kas svarbiau, ar kad tortas būtų gražus, ar kad būtų skanus? Man atrodo, kad pirmiausia gražus, o jau paskui skanus, nes kiek, manau, pati esat patyrus, pirmiausia ateinat į svečius, koks tortas, ar jis gražus, o jau paskui skonis bandom. Nuo grožio, man atrodo, priklauso ir skonis.